Vieniems kalėdos tai šeimos ir susikaupimo šventė, kitiems kalėdos tiesiog kvepia mandarinais. Studentas LT komanda nusprendė pasidomėti, ką jums, studentai, reiškia kalėdos. Šventės man tai yra pirmiausia šeimos šventė, kai visi kartu susirenka prie kūčių stalo ir iš tikrųjų tas kaip yra dovanos net nėra svarbu. Svarbu, kad visi draugė susirinkę. Tai va, norim papasakot, ką mums reiškia kalėdos, o mums reiškia tai, kad sesijos pabaiga. Kad gausim daug dovanų, nes buvom geros. Mėnesis atostogų, jėga. Šiaip viskas. Kalėdos tai man svarbiausia yra, kad kalėdos pats susikurtum. Tada bus kalėdos, o ne visą tą, ką sukuria visuomenė ir taip toliau. Todėl man tai reiškia, žinoma, daug, nes man labai svarbu susikurti jaukę šventę savo draugams, šeimai, dovanas originalias nupirkti. Goštauta neatsiejama yra nuo švenčių šventimo ir vienas iš tokių dalykų, kas labiausiai kabina goštautoj, tai yra būtent, kad galima pamatyti, kaip tos šventės būdavo švenčiamos seniau ir būti jų dalimi. Nematyti iš šono, kaip tai atrodo, būti būtent jų dalimi, dalyvauti ir patirti viską. Folkloro ansamblis Linago švenčia tą adventinį laikotarpį ne taip kaip Akropolyje, nėra tos komercijos daug, nors tiesa mandarinai advento metu pas mus taip pat būna populiarus, bet yra toksai susikaupimas kažkiek rimties, kadangi nuo Švento Andriejaus dienos, kuri yra lapkričio 30, baigiame šokių sezoną, prasideda daugiau ratelių bei žaidimų vakarai. Instrumentinės muzikos praktiškai nelieka, nebent kokie skudučiai ir šiaip kažkokia rami, tokia daugiau meditacinė muzika. Ir mūsų studentas LT komanda jums visiems linki šiltų, prasmingų bei jaukių švenčių su šventom kalėdom.